Labas rytas. Pasakyk labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojai? Geriau nei tikėjau. Jo, nesilijo. Čia jau vienas šliužas. Šliaužė link pagalvės. Čia mes miegojom. Miegojom tikrai vieteliai. Pamatėm po lovą dėžę tokį. Yra po lovą dėžė. Norėtų pažiūrėti, kas joje. Batai kiaurai šlapi. Tuščiai, saugo žinoma. Įleista į žemę. Galima ištraukti tą dėžę, saugykla, čia kiek suvirvė yra. Čia saugykla, taip pat taip būdavo. Wow. Čia laikydavo maistą, jaučiu. Kaip rūsy. Rūsy maistą laikydavo. Oho. Po lovą. Įdomi patirtis čia miegoti. Šaltis eidavo. Žiūri. Po sklepo mėgi. Ant sklepo. Tai va, čia miegojom. Va čia va, šitoj vietoj. Čia šliužai visur buvo. Tada čia yra lentynėlė. Su kažkokiam žolelėm. Indeliais. Čia pagaliai apdeginti. Ir eisim parodyti, kaip aplamai šita visa vieta atrodo. Dabar, kai yra rytas, nėra tai baisu. Ai, buvom taip duris buvom užsirėmę su malka. Sektantai nepaimta. Jo. Tai dabar, kadangi yra jau rytas, nėra tai baisu, eisim aprodyti visą teritoriją, kaip čia tikrai atrodo keistai viskas. Įdomesnė tokia vietelė, įdomesnė. Čia naktį miegojom. Atėjom, radom tokią vietą, čia tokia kaip senovinis miestelis. O tokį kiemelį turėjom. Kiemą. Esava. Viduj miegojom. O čia toks kaip senoviai. O gultas mūsų. Ant lentų miegojom. Čia va. Gultai. Čia kitoj pusėje gultai. Einam toliau pažiūrėti. Čia skulptūras kažkokias čia garbindavo. Velnius kažkokius. Velnių garbintojai čia yra. Tikrai visi aukojimai, pažiūrėk. Aukojimai čia tokie. Apdegęs kaulų mėtosi. Čia apeina ratu. Apeina ratu viskas. Mėtosi apdegęs medis. Čia aukos vyko. Mes netoli miegojimo aukojimo vietos. Čia yra aukojimo medis. Yra kaulai, čia gerti, lėkštutį. Čia aukodavo. Nežinau, ką tai reiškia, bet žiūrėkit, medžiai yra apversti, šaknis į viršų yra. Ir dauguma visur, kur pastebėjom, šaknis yra į viršų. Kažką tai reiškia, čia šaknis į viršų. Namai, šaknis į viršų. Visur. Aukojimo medis irgi buvo šaknis į viršų. Ten irgi medis, šaknis į viršų. Kažką tai reiškia. Tai reiškia blogio kažkokį simbolį. Neaišku. Čia dar viena. Kažkokia pastogė, pašiūrė, čia gal kaip susirinkimo vieta gal kokius. Va, kokia. Kūrendavo laužą per vidurį. Čia sostas kažkoksai. Dar šaltkalvinė kažkokia čia yra.
Šaltkalvis čia dirbdavo. Gal tebe dirbasi, žinom. Šaltkalvinė čia yra. Įrankiai, viskas palikta. Yra tokias palapinės, dar tokie vigvamai. Kažkas knarkia šitam name labai garsiai. Duoninė. Kepdavo čia duoną, matyt viską. Tai va, į tokį miestelį buvom užėję. Čia dar daug pastatų yra, bet mes visų nepėjom, nes miega, knarkia kažkas. Tie pernykščiai žmonės. Kad gyvulys uždarytas ten. Nu. Buvome šitokiam va miestelį. Iksengardas kažkoksai. Turim nuėję 19 kilometrų. Oras mus kaip visada labai lepina. Va dabar tik tai vos lyja. Prieš tai tik truputį lyja va. Kodėl jūsų veidas atrodo kaip iš siaubo filmo, todėl kad naktį ten praleidote jums. Jo. Nieko. Nuotaikos yra normalios. Nėra, kad labai geros. 70 balų. Nėra, kad jau labai blogos. 7. Aš nesakysiu. Nežinau. 6,5. Nežinau. 6,4. Ką? 6,4. 6,4. Visai neblogai. Jo. Mes į parduotuvę dažniausiai, kai einam, tai visada mums palyja truputį. Ir nueinam permirkę, perstatą. Taip, einam šlapiai į parduotuvę. Lietpaltis, aišku, nusiima, bet kojos tai būna šlaputėlis. Nepatikėsiu. Jau gražus oras. Ir mes praktiškai sausi. Bijau prisišnekėti. Jau pradėti. Jo. Tikriausiai ne. Nesimato dabar 22:00 kažkur. Tai tokią valandą mes jau greičiausiai būsim arba šelterį, arba palapinį. Tai va, esame sausi dabar beveik. Kojas dar patas šiek tiek, bet išdžius. Einam į parduotuvę. Ne, kažin kiek toli beliko jau. Nebėra toli beliko jau. Keli kilometrai.
Jo. Reikia papildyti energijos. Energy low. Reikia būti high. Dabar yra tik tai kojinis faktas. Kelnes prapūtė. Atvarėm į parduotuvę. Kažė pilvukų nesuskaus. Gal ne? Atvarėm va į tokią vietą. Šiaip čia netoli yra šelteriai, kurios mes ėjom. Yra 3 tokie didžiuliai šelteriai. Bet jie visi užimti. Ir dviratininkai, ir moteriškė tokie žygeiviai yra. Laužą kūrenasi. Ir nebuvo mums šelterį vietos jau. Tai atvarėm šiek tiek nuošaliau. Prie tokio va malūno seno. Ir tame malūne yra vanduo, tualetas. Ir pasistatėm palapinę. Savo palapinę turim pasistatę. O štai šitaip ir atrodo mūsų gražuolė.